Susitvarkyk savo kambarį. Įsivaizduok, grįžti namo, o ten viskas tvarkinga. Indai išplauti, skalbiniai išskalbti, grindį švarios, nė dulkelės nėra, namai kvepia švara, viskas savo vietose. Ir nusimes daiktus ar nusispirt batus belenkur tiesiog, net nėra faina. Tai ką tu darai, tu susivinioji drabužius, įsidedi į spintą. Pasidedi batus į vietą, savo krepšių bet kur nenumeti, pasidedi ten, kur jie turi būti. O dabar įsivaizduok, grįžti namo, o ten kandynas. Indai neplauti, jau ten 2-3 savaitės, šiukšlių 3 maišai sudėti prie durų, smirda viskas. Skalbinių dėžė perkrauta, kojiniai sumėtytos belenkur, ten irgi 3-4 dienų senumo. Tai nesvarbu, ar tu susidėsi daiktus kažkur, ar nusimesi daiktus kažkur, vis tiek yra lygiai tas pats, kandynas. Tai lygiai tas pats ir yra su tavo protu. Kaip tavo gyvenime yra viskas sujaukta, pastovus sąmyšis, nepastovumas, nežinia, kas bus toliau, tai kaip tavo smegenyse gali būti viskas tvarkoje, jeigu visur aplinkui jovalas ir chaosas. Tam, kad pradėtum tvarkyti kažką savo gyvenime, pirmą susitvarkyk savo kambarį, pasiklok savo lovą, įsiplauk indus, susineš šiukšles. Kada namai tavo yra tvarkingi, tada ir tavo emocinė ir protinė būklė susitvarko. Ką daro žmonės, kada jie pradeda stresuoti, ar nepadaro kažkokių užduočių, eina tvarkytis namus, plauti indus ar dar kažką daryti, tam, kad pasijaustų geriau. Mūsų smegenims reikia švaros ir reikia tvarkos. Įves struktūrą į savo gyvenimą. Mūsų smegenys mėgsta tam tikrą pastovumą, tam tikrą nuspėjamumą. Ir kada tu nežinai, ką toliau darysi, tai pastoviai jauti kažkokį nerimą, kažkas negerai. Susidaryk dienotvarkę. Kągi, tai dienotvarkė? Ne, aš ir taip žinau, ką man reikia daryti, viskas man okei, tu man kalbėk apie rimtus dalykus. Mama, shut your mouth, mate. Ar tikrai dienotvarkė tau nieko gyvenime nepridės? Davai duok man porą minučių ir pagalvok gerai, ar tikrai tau gyvenimas nepagerėtų, jeigu tu žinotum, ką reikėtų tau daryti. Gerai, dabar dienotvarkė. Kokios dienotvarkės taisyklės? Tai tavo diena. Tu ją ir susidedi. Dienotvarkė nėra katorga. Dienotvarkė nėra tam, kad tave suvaržytų, dienotvarkė yra tam, kad tave išlaisvintų. Jeigu tu nori žaisti, pavyzdžiui, 3-4 valandas su kompu, tai ir pasirašai. Žaisiu su kompu 3-4 valandas. Nesvarbu, ten nuo 1 iki 4. Bet prieš tai pasirašyk, kad padarysi tai, kas yra svarbu. Dienotvarkė tau yra skirta tam, kad tu pasidarytum tokią dieną, kokios tu nori. Ir aš kalbėsiu pats apie save. Jeigu aš neturiu dienotvarkės, ką aš po ko darau, tai aš, žinau pagrindinės kažkokias užduotis, pasidarau, ką man reikia daryti ir kas tada prasideda šūdmaliavimai visokie, skrolinimai, šokų video žiūrėjimas. Net nepastebi, kaip tu prašvaistai, 3-4 valandas savo dienoj. Čia minimum, čia jau vien YouTube gal 3-4 valandos. Bet kai aš turiu dienotvarkę, kai aš turiu susirašęs, kas po ko yra, tai mano net pasąmonė žino, kad pala, kažką turiu kito daryti, kažką turėčiau dabar. Pasižiūrėk, jau 15 minučių vėluoju ten skambinti kažkokiam klientui. Žinoma, ta dienotvarkė reikalaus tam tikro atsakingumo ir tam tikro atskaitomumo prieš save. Sir, Private Brown, sir! Bullshit, from now on you're Private Snowball. Do you like that name? Yes, sir! Ir jeigu niekada nesi to daręs, jeigu niekada nesi susirašęs dienotvarkės ir jos nesisekęs, tai pamiršk, kad tau jinai pavyks iš karto. Ir dažniausiai žmonės padaro tokią klaidą ir tai nesvarbu, kas bebūtų. Tas dalykas vadinasi Downingo ir Krügerio efektas. Tai reiškia, kada mes pervertinam savo galimybių ribas. Jeigu kada nors sportavai ar sportuoji ir ilgesnį laiką neėjai į sporto salę ir pradedai ir tu logiškai tai supranti, kad nereikia persistengti, kad reikia daryti truputėlį mažiau, kad pripratinti kūną, nes po to belenkai skaudės raumenis, ne pieno rūgštys bus sukilę. O ką mes padarom? Pervertinam savo galimybių ribas ir kitą dieną. Kaip skauda. Tai lygiai tas pats ir su dienotvarke. Jeigu tu esi fucking loseris, jeigu tu nieko nesidaręs, tai tu rytoj neatsikelsi ir nebūsi Batmanas. Oh my God. I'm Batman. Faktas, kad tu neseksi dienotvarkė 100%, bet tu bent jau susirašyk, kas po ko ką darysi. Pasirašyk laiką, nesvarbu, keli 8 valandą, keli 9, keli 10, kelk visada tuo pačiu metu. Eik miego tuo pačiu metu ir kelk tuo pačiu metu. Kai tavo smegenys žino, kada kas vyksta, jos geriau gali dėlioti struktūrą dienoje, kažkokias užduotis, su stresu geriau susivaldyti ir panašiai. Ir galų gale kiekvienas gyvas organizmas žemėje, jisai turi vidinį
vidinį laikrodį, kuris nusako jam, kada keltis, kada ką daryti. Ir kada tu suknysi tą vidinį laikrodį, vieną dieną eini miegoti 11, kitą dieną 2 ryto. Keliesi 7, keliesi 10. Tai nieko gero to protiniai būkliai. Susitvarkyk miegą. Pradžioj į dienotvarkę susirašai, ką reikia daryti ir galbūt tu tiesiog, nežinau, savaitę laiko padarysi tik tai 2-3 dalykus, kas yra dienotvarkė, tai pasiklosi lovą ir, nežinau, prisėsi paskaityti kažkokią knygą. Tai jau yra gerai. 2 darbai iš 10 yra geriau negu 0 iš 0, nes net nieko nebūni pasirašęs, nežinai ką daryti, nenuspėjamai viską. Tada, kada jau padarysi keletą dalykų, įsitrauksi, tada dadėk kitus, kas yra svarbu, norint pasitvarkyti savo protinę būklę. Tai ten meditacija, fizinis kažkoks aktyvumas, sportas, knygos skaitimas, žurnalo vedimas, tikslų siekimas ir kiti dalykai. Bet nesigrieb visko iš karto. Ok, jeigu padarei 30% to, ką užsibrėžiai, tai kitą dieną pabandyk padaryti 31-32%. Pagrindinė mintis yra kiekvieną dieną būti truputėlį geresniu, negu buvai vakar prieš tai. Ir visi mes tai suprantam, visi logiškai suprantam, kad būti geresniu nei vakar šiandien yra teisinga ir taip reikėtų daryti, bet kodėl mes nedarom to, nežinau, durni mes. What? Bro, what are you talking about, man? Kiek atsakomybių ir kiek atlygio sau duosi, tai tu pats ir nusistatyk. Tu pats geriausiai žinai, kas tave veža ir dėl ko tu darytum vieną ar kitą dalyką. Ir dėrėki su savimi. Dėrėki su savimi, kaip tu dėrėtumėsi su draugu, ar su mama, su tėčiu, ar su antraja pusė, ar su direktorium kažkokiu. Is that your car on what? Yeah. It's a Jag? Yeah. You make a lot of money? 70,000 last month. I'm serious. You made $72 grand in 1 month. Yeah. I tell you what, you show me a pay stub for $72,000 on it, I quit my job right now and I work for you. Hey, Paulie, what's up? No, everything's fine. Hey, listen, I quit. Dėrėki su savimi kaip su verslo partneriu, nes tu esi savo verslo partneris. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad viskas, ką mes darom, susideda. Kiekvienas veiksmas turi atoveiksmį. Tu, dabarties tu, dėkok praeities savo už tai, kad tu esi čia ir dabar. Tai, ką tu dabar turi, ką esi pasiekęs ir kurioje gyvenimo stadijoje bebūtum, padėkok praeities savo. Tai, ką tu padarysi dabar, ateities tu dėkos tau pačiam. Kažkoks keistas konceptas, ne, ką tu čia gyti šneki, bet realiai taip ir yra. Tu esi savo paties verslo partneris. Ir ar tu nori pakenkti savo verslui, ar tu nori padėti savo verslui. Verslas tai yra tavo gyvenimas. Paprasta analogija. Tai faktas, kad tu nori padėti, nenori pakenkti. Bet kaip tu gali kažką pakeisti, jeigu tavo protinė būklė nėra pati geriausia. Ir tu gali sakyti, oi, čia tikrai ne aš, ne, mano, tai ta prasme, aš nesu debilas. Nesu šizofrenikas ir ne mano protų viskas yra gerai. Jeigu tavo protui viskas būtų gerai, tai tu darytum visas atsakomybės savo gyvenime. Netidėliotum darbų, nemeluotum, nevengtum atsakomybių. No. Supranti, apie ką aš kalbu? Jeigu su tavo protinė būklė viskas būtų gerai, tu darytum viską, ką reikia padaryti. Tu dabar žinai, ką tau reikia padaryti, bet tu pats save atkalbinėjai nuo tam tikrų darbų darymų. Tai pradėkim nuo pirmo. Susitvarkyk savo kambarį, pasiklok savo lovą, susidaryk dienotvarkę. Baigta.